Labadiena, gerbimieji žiūrovai, Širvintų stadionas ir dvi komandos. Dabar ši komanda kelia kampinį. Pirmo virpsio buvo užsuktas kamuolys, pakartotinis perdavimas ir Liutauras Juška įsijungė į žaidimą. Pavojus Dimas Aderaun dešiniajame krašte, žiūri, kur komandos draugai, neblogas perdavimas, smūgis į vartų plotą ir Ugnius Semaška atrėmė, taiga Horikoši sukurti nepavyko. Čia Novikos baudos aikštelė prieš du varžovų futbolininkus ir randa galimybę atlikti perdavimą. Tik atrodo, kad gal net ir tvarko daugumoje atveju. Štai toks kamuolio žaidimas, Kasparui smūgiuoti neleidžia, o dabar pavojingas Kazimov. Aderaun. Kavainis. Osipovičius, na ir iškart buvo nusprendęs Horikoši. Aštrina situaciją, Horikoši jau baudos aikštelėje, na ir štai pabandė užklupti Ugnius Semaška. Treneris žaidžia kietai, bet rungtynės tęsti galimos. Čia pavojinga situacija, smūgis ir šalia vartų skrieja kamuolys po Kazimo. Atmosferos pusės labai gerai situacija vertino Horikoši, perdavimas į kairę, Aderaun smūgiuoja ir dabar smūgis į vartų plotą. Elitinių jaunimų lygų pirmenybėse, bet dabar atakuoja ne BFA, atakuoja Mažeikio atmosferą, Horikoši galingas smūgis, gal ne iš pačios Kasmatą Kasparą, bet po to viskas tvarkoj. Teko aikštėje įdėlti koinę, čia atmosferos bandymas ir štai ką gali Mažeikio. Susiduria vartininkas su aikštės žaidėju ir fiksuojamas baudinys. Vienu smūgiu atnešti BFA ekipai 3 taškus ir tą Arvydas Novikovas daro. Galingas smūgis, jokių šansų atmosferos vartininkui Aidė. Teisėjo švilpukas, na ir atvirai sakant, šiek tiek atmosferos gaila. Komanda žaidė metu, kad buvo rungtynės, kuriuose jie nusileido Jonovai savo aikštėje.